Labas, esu Augustė Varonenkė ir šiandieną sveikinuosi su tavimi webinare 5 būdai, kaip stabdai save nuo daugiau pinigų. Tema įdomi, aktuali, visiems įdomu sužinoti, kaipgi išpildyti tą savo potencialą. O su pinigais ateina daugiau galimybių, daugiau garantijų ir gyvenimas įgauna visiškai kitokius skonius. Todėl šiandieną nieko nelaukiant neriam į tai. Kas aš apskritai esu? Esu asmeninio augimo trenerė, sertifikuota coacherė, augimo grupių facilitatorė ir padedu žmonėm keliauti jų tikslų link greitai, operatyviai, be užstrigimų ir dažniausiai su mažesniu kiekiu melo savo, negu šiaip žmogus yra linkęs savo meluoti. Gyvenam kiekvienas savo galvoje po vieną. Ir turim polinkį būti tiek tinginiais, tiek melagiais savo. Ir aš esu tas žmogus, kuris pastebi detalės ir padeda žmogui atkreipti dėmesio, koks yra greitesnis kelias tikslų link. Esu taip pat verslo savininkė, trumpalaikės nuomos versle, kur turim kelis nekilnojamo turto objektus, apie kuriuos ko gero esi girdėjus ar girdėjęs socialiniuose tinkluose, dalinuosi atvirai apie visą savo istoriją, nuo finansinio dugno į tai, kur šiuo metu keliauju. Esu taip pat finansinio sabotažo profė, bent jau buvau. Gyvenime susiklostė taip, kad pinigų temą virš 30 metų aš tiesiog absoliučiai ignoravau. Dėl ko taip vyko, papasakosiu netrukus, bet gyvenime taip susiklostė, kad gavau slap in the face, kad galiausiai atėjo suvokimas, kad yra laikas skirti dėmesio šiai temai ir aš joje esu paskendusi paskutinius 2 metus. Taigi mano misija yra ir šiandieną, ir apskritai įkvėpti pokyčiui ir tyrinėjimui. Aš esu apie eksperimentus, apie drąsą kurti gyvenimą. Aš džiaugiuosi ir dėkoju tau, kad tu šią dieną pasirenki būti čia ir leisti savo pasvarstyti, o kaip gali būti kitaip. Ir net nebejoju, kad kils minčių šioje temoje. Trumpai apie mano istoriją. Tai mūsų šeimoje pinigų tema buvo absoliučiai ignoruojama, pinigų niekuomet netrūko, bet jų buvo būtent tiek, kiek reikėjo ir nedaugiau. Gyvenime sukosi tokia mintis, kad visą laiką esu tokiame pačiame finansinėme taške ir niekaip neišjudu į tą kažkokį sekantį lygį, apie kurį svajojau. Ypač tame laike, kuomet atsirado socialiniai tinklai ir buvo galima pamatyti ir yra galima pamatyti, kaip kitaip gyvena žmonės. Ir aš irgi to noriu. Bet viskas sukasi ratu ir aš nesuprantu, kaip iš to rato išeiti, ką aš turiu padaryti, kad mano finansinė situacija pasikeistų. Kaip aš galiu tai sukurti, juk yra daugybė žmonių, kurie sugeba susikurti kitokią pinigų situaciją. Kaip aš tai galiu padaryti? Bet ši tema niekuomet nebuvo mano prioritetas, nors aš virš 10 metų esu visiškai panėrusi į saviugdos temą, man ilgą laiką atrodė ir buvau besąlygiškai įsitikinusi, kad pinigų tema bus toks dalykas, kuris man tiesiog ištiks. Aš vieną dieną atsikelsiu ir suprasiu, viskas pasikeitė. Dabar matau tai savo klientuose, kad žmonės besąlygiškai tiki, kad turi kažkas tokio įvykti ir tada tiesiog viskas kardinaliai pasikeis. Mano patirtis buvo kitokia. Aš tiesiog pasiraitojau rankovės, tuomet, kai buvau visiškame finansinėme dugne, kur emociškai niekuo nepagrįstas, loginiais jokiais sprendimais nebuvo pagrįstas sprendimas įsigyti sodybą, mane ir mesti po poros savaičių darbą, nes išmušė visiškai saugiklius, apie tai papasakosiu netrukus. Bet mano situacija man parodė, kad pinigai yra ne tik skaičiai, tai yra gilus vidinis procesas, į kurį aš šiandieną ir kviečiu užmesti akį. Kai atsidūriau finansinėme dugne, supratau, kad jau yra laikas skirti dėmesį šiai temai. Nieko nelaukus, aš susiradau 2 mentorių, vieną vyrą, vieną moterį ir jie sugebėjo man parodyti, ką iki šiol aš praleisdavau. Mentoriai pakeitė mano gyvenimą, nes padėjo man suvokti, kad pinigų temoje ne viskas yra apie skaičius. Ir nepaisant to, kad aš daug laiko buvau skyrusi saviugdai, aš supratau, ką aš toje temoje praleisdavau. Taigi, kaip atsitiko taip, kad tu šiandieną esi toje finansinėje situacijoje, kurioje esi?
Turiu tau atskleisti paslaptį, galbūt tu ją jau iki šiol žinojai ir pamenu iš karto, kad šio webinaro metu tu tikrai išgirsi tam tikrus dalykus, kuriuos jau esi ko gero ne kartą girdėjus ar girdėjęs ir viskas su tuo yra gerai. Aš tiesiog kviečiu leisti savo išgirsti tai dar kartą. Galbūt šita informacija tavyje išaugs kažkokį kitokį suvokimą. Yra knygų, kurias aš klausau po 20-30 kartų. Ir tos knygos kiekvieną kartą suskamba mano galvoje visai kitaip. Ir tai praplečia mano pasaulio suvokimą, nes aš išsinešu tam tikrus suvokimus, apie kuriuos anksčiau aš tiesiog, gal aš buvau jiems dar nepasiruošusi ir tam, kad jie man suklikintų ir aš sugebėčiau pradėti funkcionuoti kitaip, man reikėjo juos išgirsti 20 ar 30 kartų. Tai aš kviečiu atvirą širdimi ir su smalsumu leistis tyrinėti, ką jinai šiandieną čia papasakos šitame webinare apie 5 būdus, kaip stabdai save nuo didesnių pinigų. Tai mes nesąmoningai kartojam savo šeimos pinigų istoriją. Mes vaikystėje buvom kaip kempinės. Tu matai ant vaikų, kad jie tokie nepatyrę, nesupranta, neaišku, kaip veikia šitas pasaulis. Jie mokosi, jie mato viską, jie girdi viską, jie supranta viską. Šitoj vietoje yra toks niuansas, kad daug kas remiasi į tai, kokioje aplinkoje mes praleidom savo gyvenimą tuos pirmus 7 metus ir apskritai iki šito taško, ką mes matėm ir kuo patikėjom. Apie tai plačiau šiandieną ir daugiau kalbėsim, bet esmė ir pagrindas yra apie tai, ką mes girdėjome apie pinigus. Frazės iš tėvų, mokytojų, aplinkos. Tokie skambus pasakymai, kad pinigai ant medžių neauga, turtingi žmonės yra blogi, geriau mažiau, bet ramiau ir tyliau ir tik neduok Dieve neišsišokti ir nepasirodyti. Apie tai, ką mes matėme pinigų kontekste, šeimos, tėvų, aplinkinių elgesys, ar šeimoje buvo taupoma, ar buvo ginčiai dėl pinigų, ar buvo tas nuolatinis trūkumo jausmas. Ir įsivaizduok, kokį tai dabar hipotetiškai, pažvelgiant į situaciją iš šalies, kokį tai potencialiai galėjo tau padaryti efektą. Ar potencialiai tai galėjo kažkiek įtakoti tavo šiometinį pasaulio suvokimą. Ir paskutinis momentas, ką mes patyrėme pinigų temoje, tai emocinės situacijos, kuriuose įvyko kažkas svarbaus pinigų temoje. Galbūt negalėjai turėti, ką turėjo draugai, ar jautei pavydą ar gėdą. Mano patyrimas apie tai, kad radau vaikystėje 20 litų ir tėvai neleido man disponuoti tą pinigų sumą, įsikišo į visą šitą procesą ir tai padarė įtaką man toliau suvokiant pinigų temą. Ir yra daugybė temų, kurias yra tavo gyvenime įsirėžusios kaip dalykas. Klausimas, tu tai suvoki ar ne? Ar tai yra aišku ir suprantama, dėl ko tu pasirenki taip elgti su pinigais, ar ne? Tai esam šiuo metu tame taške, kur esam suaugę. Jau mes nebe vaikai ir mes drąsiai galim keisti tai, kokį šiuo metu turim susikūrę gyvenimą. Aš matau tai asmeninių sesijų metu, matau tai augimo grupių procesuose, kuomet kviečiu žmonės drąsiai eksperimentuoti, tyrinėti, kaip gali būti kitaip. Ir labai džiaugiuosi ir dėkoju tau, kad tu šią dieną esi su manimi ir leidi pasvarstyti savo, o kaip gali būti kitaip pinigų temoje. Galbūt potencialiai aš kažką praleidžiu ir galbūt tai galėtų man pasiekti savo potencialo išpildymą. Tai dėkoju tau, kad esi. Noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų mintys sukuria jausmus, jausmai sukuria veiksmus, o veiksmai sukuria rezultatus. Mes atlikdami tuos pačius veiksmus negalim tikėtis, kad pasikeis rezultatas. Todėl aš kviečiu eksperimentuoti ir tyrinėti. O kaip gali būti kitaip? Dėl ko eksperimentai? Dėl to, kad tai yra galimybė be spaudimo, nes nėra griežtų taisyklių, tu pats ar pati susigalvoji, kokiomis taisyklėmis remsiesi ir koks potencialiai galėtų būti eksperimentas. Tai yra saugi erdvė tau tyrinėti, kaip gali pasaulis veikti tau pagal tavo gyvenimo aplinkybės. Kviečiu kiekvieną eksperimentą užbaigti įžvalgą, net ne užbaigti, čia tiesiog nuolatinis procesas. Net šio webinaro metu
tu gali pabaigoje užduoti savo klausimą, ką šio webinaro metu aš supratau apie save. Ir aš labai kviečiu šitą klausimą užduoti savo drąsiai, daug kartų, net tai gali tapti šeimos žaidimu. Dar vienas eksperimentas - vyrui ar žmonai dienos pabaigoje užduoti klausimą, ką šiandieną supratai apie save ar pasaulį. Tai ne tik suartina, tai praturtina ir padeda greičiau augti. Tai eksperimentas kartais sukuria tokį pokytį, kuris yra į gerą, bet kartais jis gali privesti prie tokios situacijos, kur tenka kažką paleisti ar kažko atsisakyti. Nes kartais augimas yra apie tai, kad kažkam atėjo laikas išeiti, kad atsirastų vietos naujai kokybei. Ar tai yra apie žmonės, ar tai yra apie įsitikinimus, ar tai apie aplaidumą, atsainumą ir panašiai. Tai tiesiog kviečiu leistis tyrinėti, kaip gali būti kitaip. Ir susikurti tas žaidimo taisyklės, nes tau nereikia idealių atsakymų, kad tu susikurtum pokytį gyvenime. Mano klientai sugeba susikurti pokytį tuomet, kai jie jaučiasi pasiruošę, kai jie nustoja savo meluoti ir imasi ir padaro veiksmus, kuriuos iš tikrųjų atidėlioja, nors visų kūnų jaučia, kad yra laikas daryti pokytį erdvėje, kad laikas imtis veiksmo, laikas padaryti tai, kas brendo ilgą laiką. Ir viskas prasideda nuo to, kad įsileidžiame naują informaciją, ką tu čia šiuo metu ir darai, naujas mintis, požiūrį ar galimybės, nors kartais tai būna labai nepatogu. Ir sąmoningai pasirenki, kurias mintis priimti kaip savo naują tiesą, savo naują realybę ir pagal tas taisyklės, tas savo mintis naujas pradedi kurti kitokius veiksmus, o kitokie veiksmai kuria kitokius rezultatus. Taigi, šios dienos mintis yra apie tai, kad erdvėje egzistuoja, taip pat kaip ir traukos dėsnis, yra toks dualumo principas. Dualumo principas sako, kad viskas gyvenime turi dvi pusės - šviesą ir tamsą, kairę ir dešinę, vidų ir išorę. Tai reiškia, kad negali egzistuoti tik viena pusė, nes jos visada eina kartu kaip priešprieša. Ir čia galim sakyti, čia yra nesąmonė ir čia yra niekuo nepagrįsta, bet šiek tiek išklausyk. Tai jeigu tu turi darbą, užsiemi buhalteriją, ar ten skaičiuoji biudžetą, vedi išlaidas ir panašiai, turi gebėjimą investuoti, bet vis tiek jauti, kad vėl atsitrenki į tas pačias finansinės lubas ir kažkodėl yra priežastis, dėl ko tu nepasieki to sekančio lygio, to sekančio etapo savo pinigų temoje. Galbūt, tik galbūt yra kažkokie tai veiksniai, kurie potencialiai galėtų būti susiję su tuo, kad šiuo metu esi toje temoje, šiuo metu esi toje vietoje, kurioje esi ir kas tai galėtų būti, galbūt tai galėtų būti įsitikinimai, tai kaip suvoki savo pinigus, tai kaip suvoki, kokios yra galimybės, kokį turi pasaulio matymą, kokios yra tavo emocijos pinigų temoje, kai leidi, kai investuoji, kai perki savo dalykus, apie kuriuos svajoji, kurių nori, žiūrėk, vis tiek esi čia. Kažką tai kažkur turi kažkokias ribas. Klausimas, koks yra lygis, nes pasakysiu atvirai, asmeninių sesijų metu ir augimo grupėse labai aiškiai matau, kad visi žmonės sprendžia lygiai tą patį. Yra klausimas tik, kokios yra aplinkybės ir kaip greitai žmogus pasirenka judėti per gyvenimą ir kiek jisai jaučiasi komfortiškai susidurdamas su diskomfortu. Taip pat svarbu efektą daro tavo savivertė. Kiek jautiesi vertas ar verta ir tavo realybė, tavo šiuometinė finansinė situacija, tavo pinigų lygis nemeluoja. Tiek, kiek turi šiuo metu, šiame gyvenimo taške, iš tikrųjų tiek ir esi verta ar vertas. Taip kaip viduje, taip yra ir išorėje. Jeigu viduj supuvęs, išorėje irgi supuvęs. Jeigu viduj klesti, išorėje irgi klesti. Ir kaip tai pasiekti, judam toliau. Tai 5 stabdžiai, kuriais stabdai save nuo didesnių pinigų. Pirmas stabdis - pasąmoninis leidimo turėti daugiau limitas. Skamba mistiškai, bet neužilgo aptarsim.
Antras - finansinis sabotažas per veikimą arba neveikimą. Šitas yra mano mėgstamas. Trečias - nekreipi dėmesio į savo kūno reakcijas. Ketvirtas - jauti kaltę turėti daugiau. Šitas toks intensyvesnis. Ir penktas - treniruoji stygių vietoje gausos. Ir nesvarbu, kokiame finansinėme taške šiuo metu esi. Ar nori pakilti į sekantį lygį, nes jau turi visko pakankamai, nori pakelti gal verslą į sekantį lygį, nori padidinti savo pajamas 2, 3, 4, 5 kartus. Tai viskas prasideda nuo pasąmoninio leidimo sau turėti daugiau. Kur yra tavo komfortas, kur yra jausmas, kad čia aš jaučiuosi komfortiškai. Pasakysiu atvirai, kad mano asmeninis limitas ilgą laiką buvo 2800 eurų ir nors nušauk, keičiant darbus, keičiant paraleliai vykstančius side hustle projektus, suma 2800 ir nors tu ką, dėl ko taip yra. Nes kaip ir sakiau, kad mūsų lubas, tas nematomas vidinės lubas, sukuria tai, ką mes girdėjom, ką matėm ir ką patyrėm. Ir tai formuoja, kokius mes turim įsitikinimus, kokias mes turim vertybės ir tai, kokius mes turim rezultatus ir kokį gyvenimą sukuriam iš to, ką atsinešėm iš praeities. Mūsų vaikystės patirtis ir aplinkos naratyvai sukūrė nematomą stogą. Tai mano asmeninė situacija, kad man visai užtruko laiko suvokti, kad aš gyvenu komfortiškai ir aš nesijaučiu verta kilti į sekantį lygį net gal gerus 3-4 metus, kad pramuščiau tą savo lygį, turėjau pasiekti finansinį dugną, įkristi į visišką finansinę duobę, kad mane gerai supurtytų, kresteltų, kad aš suvokčiau, kad yra erdvės ir tai nėra galutinė mano stotelė. Aš tikrai galiu daugiau negu tai. Ir sutikim, aš gyvenau gana komfortiškai. Tai kviečiu iš tikrųjų užmesti akį. Prikabinsiu nuorodą į 101 ribojantis įsitikinimas apie pinigus ir kaip tuo pasinaudoti ir ką tai duoda, tai šiek tiek dar paplėtojant mintį apie tai, kur galima pritaikyti, ko tu šiuo metu nepastebi, kuo tu tiki, bet dar tai nėra tavo dėmesio centre, nes tu negali pakeisti to, ko nesupranti. Ir jau šitas webinaras šiek tiek gali išjudinti, 101 ribojantis įsitikinimas, tiesiog užmesk akį, peržvelk, pajusi per kūną, suprasi, kas rezonuoja, kas aplenkia, kas yra tavo, kas galbūt ne tavo. Ir tai suvokus galima imtis kitokių veiksmų, kurie padės pajudėti į sekantį lygį. Ir klausimas čia tau, kokius įsitikinimus iš vaikystės aplinkos patirčių tu susirinkai. Ir kuo šiuo metu tu pasirenki tikėti. Nes tavo visas gyvenimas, absoliučiai visas gyvenimas yra pagrįstas įsitikinimais. Ir jie yra arba ribojantis, arba padedantis tau sparčiai judėti per gyvenimą. Ir čia yra tavo pasirinkimas, tu gali nieko nedaryti, šitą webinarą peržiūrėti, padėti visą informaciją ir apie tai daugiau niekada negalvoti. Čia šita žinutė yra skirta tiems, kurie yra mokymosi keliautojai, turistai, kursų turistai, kurie keliauja, pasimoko, pasižiūri, padeda ir pamiršta. Tai kviečiu atkreipti dėmesį ir bent jau pabaigoje užduoti savo klausimą, ką apie save sužinojau šito webinaro metu ir ką galiu potencialiai paeksperimentuoti, galbūt kažkokį tai patirti nepatogumą potencialų, kad pakeiščiau savo gyvenimo kokybę. Nes noriu šitoj vietoj paminėti, kad tu gyvenai iki šito taško, gyvenai turbūt sąlyginai komfortiškai, daug galbūt neėjai iš komforto zonos ir aš apie tai papasakosiu šiek tiek vėliau, kaip ta komforto zona, štai apie ją, kaip ta komforto zona iš tikrųjų įtakoja tavo gyvenimo kokybę. Nes mes, žmonės, esam super priklausomi nuo savo komforto zonos. Ir nesvarbu, kad ta komforto zona yra tokia nekomfortiškai komfortiška. Jau geriau gyventi su neišnaudotu savo pilnu potencialu, negu patirti baimę,
negu patirti nežinomybę, negu patirti diskomfortą. Nes turiu jūs šitoj vietoj sustabdyti ir šiek tiek gal nuliūdinti, kad gyvenate visiškai absoliučiai nesąmoningą gyvenimą, nors ir daugybė žmonių šiuo metu gyvena iliuzijoje, kad aš einu sąmoningumo keliu ir aš jau tiek visko daug žinau ir aš tai matau savo klientų susitikimuose ir viskas su tuo yra gerai, bet klausimas, kokioj tu šiuo metu gyveni kokybei. Jeigu tave ta kokybė tenkina, džiaugiuosi, viskas su tuo yra gerai, vadinasi, tu esi tiesoje su savimi, bet jeigu yra vietų, kurios potencialiai yra pagerintinos, tai gali būti, kad šiek tiek meluoji savo. Ir dėl ko pasirinki meluoti savo? Nes bijai savo potencialo. Galbūt, tu pats ar pati žinai, ar tai yra tiesa. Taigi, grįžtam prie finansinio savisabotažo per veikimą ar neveikimą. Tai savisabotažas yra pasirinkimas saugumo vietoje augimo. Ir tu net nepatikėsi, kiek žmonių iš tikrųjų pasirenka užsilikti 10, 20, 50 metų saugumo zonoje, taip niekada ir nesužinant ir nepatiriant savo pilno potencialo, kurį turi žmogus. Man pačiai reikėjo kelių labai rimtų sukrėtimų, mamos mirtis, finansinis dugnas, kad aš suvokčiau, kad aš neišpildau savo viso potencialo. Ir į ką tai atvedė? Tai atvedė į daug geresnius rezultatus, apie kuriuos aš net negalėjau pasvajoti. Nes man tas gyvenimas buvo sąlyginai komfortiškas. Taigi, sabotažas yra pasirinkimas likti saugioje vietoje. Veikimas prieš savo pačių tikslus. Ir čia aš suprantu, kad užtrunka laiko suvokti, kad save stabdau, kad savo meluoju, nes dažnai žmogus savo meluoja. Žodžiu. Tai labai kviečiu atkreipti dėmesį, kada kartojasi situacijos, kada būni labai užimtume, kada pasirenki didelioti, kada meluoji savo, kad dar nelaikas, aš dar nepasiruošęs, kada dar pasirenku atidėlioti ir nežengti tų žingsnių, kuriuos jaučiu, kad turiu žengti. Mūsų komforto spąstai, baimė verčia likti ten, kur yra pažįstama ir saugu. Ir jeigu gali žmogus nieko nekeisti savo gyvenime, tai jisai tikrai nieko nekeis. Nes mūsų gyvenimui dažnu atveju vadovauja pasąmonė, o pasąmonė yra atsakinga už tai, kad mes tiesiog išgyventume. Ji nėra apie klestėjimą ir apie gausą, apie kurią tu potencialiai šią dieną svajoji. Tai kviečiu žengti mažus žingsnius. Leisti savo eksperimentuoti, leisti savo tyrinėti, žengti iš komforto zonos ir galimai išeiti iš jos palaipsniui, kad diskomfortas taptų tavo naujas komfortas. Nes pavyzdžiui, vesti šitą webinarą yra nepatogu. Ar buvo patogu vesti šitą webinarą, kai į jį buvo užsiregistravę 60 žmonių? Negaliu pasakyti, kad buvo labai patogu, bet ko nepadarysi vardan augimo, nes kiekvienas toks patyrimas praplečia suvokimą ir padeda pasauliui pamatyti kitaip. O tas pamatymas kitaip, tas pamatymas plačiau leidžia ir suprasti, ką aš iki šio gyvenimo taško praleidau ir ką aš galiu padaryti kitaip. Nes kitaip yra praleidžiamos galimybės, tavo potencialas lieka neišnaudotas, nes tu renkiesi saugius žingsnius. Ir tik tuo atveju, jeigu mąstyme vyksta pokytis, augimas, kai jisai tampa saugiu, tu sugebi pakeisti požiūrį ir sugebi pakeisti savo funkcionavimą ir veiksmus. Tai labai kviečiu atkreipti dėmesį, nes nepaisant to, kad tau atrodo, kad tu visko super daug darai ir esi super užimtume ir super veikime, labai gali būti, kad jeigu tu nori geresnės finansinės situacijos, darai darbus tuos, kurie neduoda grąžos, bet užima tavo laiką, nes tau galbūt patinka, pavyzdžiui, būti užimtume ar panašiai. Kviečiu tiesiog atkreipti dėmesį į tas situacijas, kurios kartojasi, nes jos ir išduoda. Pastebėk, kokios yra būsenos, kurios pasikartoja, kokios yra situacijos, galbūt skirtingi žmonės, galbūt skirtingos aplinkybės, bet tu žinai, apie ką aš. Ir kartais logika sako, kad reikia daryti daugiau ir viskas bus geriau ir čia bus gyvenimas kitoks, bet iš tikrųjų emocijos renkasi pasilikti saugiai, nes mūsų gyvenimas turi būti
dėl išgyvenimo, ne dėl daugiau. Ir klausimas tau šioje vietoje, kur tu savo gyvenime renkiesi užimtumą vietoj proveržio ir judėjimo į priekį. Nes kartais, galiu pasakyti ir iš savo patirties, aš kartais dažnai pasirenku deginti savo energiją ir nedaryti tų žingsnių, kuriuos jaučiu, kad turiu padaryti, nors žinau, kad reikia ir jie tikrai atneš geresnį rytojų. Nes šiandieną gyvename tą kokybę, kurią sukūrė mūsų vakarykštė versija, o šiandieną, dabar kuriu ateitį, kurią gyvens mano ateities versija. Tai šiandieną kuriu rytojų ir kviečiu atkreipti dėmesį, kokiu rytojų tu savo kuri. Sveikinu, šiaip esi webinare, tai gerą rytojų kuri. Taigi, stabdis numeris 3, tu nekreipi dėmesio į savo kūno reakcijas, nes nervų sistema turi polinkį tave visaip kaip saugoti nuo augimo. Net jeigu tai reiškia melą, bet tavo kūnas tau gali pasufleruoti. Kviečiu atkreipti dėmesį, kur yra į tavo automatinės reakcijas. Kai pinigai atrodo kaip grėsmė, sustingimas, tu darai vengimą, gal nemoki sąskaitų, gal atidėlioji sprendimus. Ir streso signalai, įtampa, panika, širdies plakimas ar nerimas tau gali duoti suprasti, kad čia yra situacija, kur kažkas vyksta. Dėl ko aš pasirenku taip jaustis? Nes galiu pasidalinti iš savo klienčių patirties, kad tikrai yra tokių moterų, kur svarsto, kad noriu prisijungti į kursą. Noriu prisijungti, bet tada 2 savaitės suka mintį, svarsto, ar čia yra man ar ne man, kaip čia bus, nebus, aš pasieksiu, nepasieksiu rezultatų. 2 savaitės yra minkoma ta pati mintis, sukamas tas turinys galvoje ir sprendimas yra nepriimamas. Ir kaip tu manai, kiek energijos resurso per tas 2 savaitės yra sudeginama? Taip, aš suprantu, kad tai turi būti finansiškai atsakingas sprendimas, nes pasaulyje, kad pinigų tema eitųsi sklandžiai, yra tiek vidinis, tiek išorinis pasaulis ir būtina atsižvelgti į tai, kas vyksta realiam, materialiam pasaulyje, turi tu to pinigų ar neturi ir panašiai suvokti, kokia yra finansinė situacija, nes pinigai mėgsta aiškumą ir struktūrą. Bet tos 2 savaitės savo gyvybinės energijos švaistimo yra dalykas. Žinot, kuo sėkmingi žmonės skiriasi nuo eilinių žmonių? Sėkmingi žmonės priima sprendimus ir susigyvena su pasekmėmis, nes supranta, kad tai tiesiog yra pamokos. Ir mano šios dienos webinaro įrašymas per naują kažkokią tai platformą, kur matau, kad kas 22 minutės, ko gero, išsijungs video įrašas, man irgi yra šioks toks diskomfortas, bet suprantu, kad tai yra mano galimybė suprasti dalykus, galimybė išmokti ir praplėsti savo pasaulio suvokimą, kaip aš galiu geriau, ką aš galiu kitaip. Ir tai veda prie kitokių veiksmų. Tai kviečiu atkreipti dėmesį į kūno termometrą, vadinkime jį taip. Tai vadinasi iš tikrųjų homeostazė, kai nervų sistema palaiko pažįstamą stabilumą. Čia tada, kai pas žmogų iškyla temperatūra, įsijungia visas biologinis mechanizmas, kad tą temperatūrą atstatyti. Ir mūsų kūnas, ir mūsų pasąmonė turi tendenciją grąžinti mus į saugų finansinį lygį, net jei tai reiškia mažiau. Tai taip pat kaip viduje, kai žmogaus kūnas prisitaiko dėl temperatūros, lygiai taip pat yra ir pinigų temoje. Jeigu, pavyzdžiui, dabar laimėtum loteriją ar gautum didžiulę sumą pinigų, labai tikėtina, kad tiesiog nervų sistemai tai būtų per didelis apkrovimas, tu patirtum stresą, įtampą ir baimę. Ir man atrodo, čia ir bus tas klausimas, taip, tai bus tas klausimas apie tai, kaip tu jaustumėsi, kaip tavo kūnas dabar sureaguotų, jeigu aš tau pasakyčiau, kad dabar į tavo sąskaitą įkrito 100 000 eurų. Kokie tavo kūno pojūčiai per tas pirmasias sekundės, kuomet tu virškini šitą informaciją. Nes galiu pasakyti atvirai, kad aš savo kūne jaučiu įtampą, iš karto pilvas įsitempia ir ką tai reiškia, kad aš su tuo turiu baimę, man tai baisu yra didžiulė atsakomybė, sprendimai, galbūt nepatogus, bijau suklysti ir panašiai. Ne veltui aš dabar savo sąskaitoje ir neturiu 100 000 eurų. Toks tas gyvenimas, dar yra kur prasidirbti. Bet tai suvokiant, jau yra galimybė pajudėti iš šito taško ir pakeičiant savo fiziologinius pojūčius, atkreipiant į juos dėmesį
yra galimybė su jais prasidirbti. Ir ką tai reiškia prasidirbti realiai, atrandant, kokie ten slepiasi įsitikinimai, kokios ten yra baimės, jos yra pagrįstos, nepagrįstos ir kaip galima savo praplėsti tą komforto zoną. Ir tuomet pritraukti tuos 100 000 eurų, kad galimybių dar atsivertų daugiau, nes tai juk nėra pabaiga. Pinigų kiekis realiai yra pasaulyje beribis. Mes net nesugebėtume tiek išleisti per daugybę savo gyvenimų, tai galimybių yra irgi N. Svarbu, ar mes kažką dėl to darom, ar mes pasirenkam gyventi taip, kaip yra komfortiška, taip, kaip gyveni dabar, ir nėragi tai blogai, ir taip galima nugyventi visą savo gyvenimą, ką ir padaro daugybė žmonių. Tai kviečiu atkreipti dėmesį į tai, kur tu jauti nuovargį, kur atsiranda perdegimas ar noras sustoti, kai artėji prie savo komforto ribos, nes šitas yra labai labai svarbus momentas. Aš matau ant savo klientų, kai ateina didžiulis pasipriešinimas, žmogus tiesiog pasirenka viską mesti, nors iš tikrųjų, kai yra didžiulis vidinis pasipriešinimas ir yra ženklas, kad tu artėji prie sekančio lygio, artėji prie sekančio etapo ir tik viskas remiasi į tai, kiek tu jausiesi komfortiškai pervaryti kiaurai per tą nepatogumą ir susikurti tą kitą gyvenimo kokybę, ar tu tiesiog palūši ant slenkščio ir pasakysi, ai, man per sunku. Ir aš nesakau, kad reikia save drožti ir alinti, aš sakau, kad yra skirtumas. Ir tą skirtumą yra svarbu pastebėti. Kartais tikrai reikia saugybiškai sau leisti pailsėti, tam, kad tu peržengtum per tą slenkstį į tą sekantę gyvenimo kokybę. Tai kviečiu atkreipti dėmesį, nes klaida yra nekreipti dėmesio į savo kūno reakcijas. Kokį kūnas siunčia tau signalą ir kokius jauti kūne pojūčius. Nes tam, kad tu susikurtum kitokią kokybę pinigų temoje, vien strategijos ir plano ir žingsnių apie investavimą, biudžetavimą ir panašiai tau nepakaks. Teks susidraugauti su kūnu ir perprasti jo veikimo sistemą. Skamba baisiai, bet viskas yra iš tikrųjų labai daug paprasčiau, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai stabdis numeris 4, jauti kaltę turėti daugiau ir to nesupranti. Čia yra labai toks kompleksinis, skamba baisiai, bet iš tikrųjų viskas yra irgi labai paprasta. Nesąmoningai jauti, kad kai turėsi daugiau, tu išduosi šeimą ar aplinką ir didelė žmonių dalis iš tikrųjų turi baimę, kad būsiu atstumtas. Išmes mane iš to iš tos bendruomenės ir liksiu viena ir mirsiu ir viskas. Nes tai yra pasąmoninis lojalumas, kad turėti daugiau už tėvus, už giminę, už aplinkinius bus neištikimybė, bus nepatogumas, geriau likti patogiam, nesvarbu, kad norisi daugiau, bet tiesiog kyla emocijos, kaltė yra viena iš emocijų, į kurias irgi kviečiu atkreipti dėmesį, kartu su baime, gėda ir panašiai, atkreipti dėmesį, kad iš kur yra atsiradusi ta kaltė, ar tai tikrai yra tavo kaltė, nes pasąmonės vingiai ir klodai yra tokie sunkiai suvokiami kažkuria prasme, sunkiai perprantami, bet kai sąmoningai pradedam tai pastebėti, mes turim galimybę sukurti kitokią kokybę. Tai grįžtant prie vidinės kaltės, kaip aš galiu turėti daugiau, jei visą gyvenimą, pavyzdžiui, tėvai stengiasi ir neturėjo dalykų, apie kuriuos aš svajoju. Ir tas pasąmoninis termostatas, jisai ir neleis tau perlipti į tą sekantį lygį, nes tiesiog vyks nematomi tie pasirinkimai, pasąmonė rinks tau saugoti saugų lygį ir net jeigu tai reikš save stabdyti, savo meluoti, atidėlioti, kaltė vis tiek bus tavo pasąmoninis pagrindinis variklis ir tu nepersengsi į sekantį lygį. Tai kviečiu atkreipti dėmesį į kaltę, nes jinai yra tokia subtilesnė emocija, jai užtrunka laiko susigulėti, kaip jinai jaučiasi kūne, kad suprastum, čia yra apie kaltę, aš jaučiuosi kalta. Nes pavyzdžiui, manyje buvo visai ilgą laiką kaltė, kad jeigu aš turėsiu daug pinigų, aš turėsiu dalintis su broliu. O aš nenoriu dalintis su broliu, nes jis yra suaugęs vyras, bet aš jaučiu kaltę.
tada aš jaučiausi kalta kitame gyvenimo etape, kad jeigu aš turėsiu daugiau, aš turėsiu atiduoti tėčiui, nes tėtis sumokėjo man už universitetą ir daug kartų man apie tai priminė, nors tėčio meilės pagrindinė kalba yra dovanos ir jisai tiesiog dovanojo ir priminė man apie tai, kad va, aš tave taip myliu, nes jo meilės kalba yra dovanos, o manyje tai nusėdo kaip didžiulė kaltė, kad o ne, aš turėsiu savo gausą atiduoti tėčiui, o aš pati neturiu pakankamai. Ir tuomet kaltė neleidžia susikurti daugiau. Taip. Ir paskutinis, stabdis numeris 5. Tu treniruoji stygių vietoje gausos. Kur yra tavo dėmesys, ten yra ir tavo rezultatai. Jeigu tavo stygiaus mąstymas į tai, ko tau trūksta, jeigu tu esi baimėje prarasti, jeigu tu jauti nuolatinį nepriteklių, pinigus taupai, saugai, kovoji ir visaip kaip stengiasi uždirbti iš tokio, tai spėk, kokį tu sukursi rezultatą. Tiesiog, to prasme, kad kažkas tavo gyvenime pasikeistų, tau teks kažką pakeisti savo viduje. Ir kviečiu tave, jeigu išsineši iš šito webinaro vieną svarbę žinutę, aš labai kviečiu, kad tai būtų ši žinutė, kad tavo gyvenimą gali pakeisti tavo minčių tėkmės kontrolė. Ir žmonės manęs dažnai klausia sesijose, kaip aš tai galiu padaryti? Va tiesiog paimti ir pradėti galvoti, už ką šiandieną jaučiuosi dėkingas ar dėkinga. Pastebėti, kuo aš galiu šiandieną pasidžiaugti. Nes tu turi ko pasidžiaugti. Tikėtina, kad turi šiuo metu kažkokius drabužius ant savęs. Esi kažkokioj patalpoj, ane? Miegojai šiandien lovoj, patogi lova buvo, valgiai pusryčius. Yra už ką padėkoti. Nes kol fokusuosi į tai, ko tau trūksta, tu nesusikursi kitokios kokybės. Tiesiog. Tai gausos mąstymas yra apie tai, kad dėmesys yra nukreiptas į galimybės, į dėkingumą, jaučiamas yra pilnatvės pojūtis, pinigai cirkuliuoja, jie yra investuojami, jiem yra skiriamas dėmesys, jais yra dalyjamasi ir kūryba, ir lengvumas užsidirbant pinigus. Ir jeigu tu galvoji, kad taip, bet aš esu kažkokioj situacijoje, kur man ten gal yra sunku, tai aš kviečiu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų mes esam tokios išmintingos būtybės, kad mes galim savo ne tik meluoti į minusą, mes galim savo meluoti ir į pliusą. Tiesiog reikės valios pastangų, atkreipti sąmoningai dėmesį ir pradėti galvoti apie tai, kas vyksta tavo gyvenime gero. Ir tu nepatikėsi, bet tai to tiesiog pradės daugėti tavo gyvenime, nes ten, kur dėmesys, ten yra ir tavo rezultatai. Ir tol, kol pasirinksi būti fokusų į stygių, stygiaus ir daugės. Galiu pasakyti, mano paskutinis atrakintas suvokimas apie stygiaus mąstymą, kad ilgai galvojau, kad aš neturiu ką apsirengti. Ir spėko daugėja, aš neturiu ko apsirengti. Nors iš tikrųjų pakeitus fokusą, tiesiog aš turiu kuo pasipuošti. Mane džiugina mano rūbai. Aš dėkoju už tai, kad aš turiu galimybę savo estetiškai ir komfortiškai atrodyti ir būti. Bet aš to nevertinu. Tai jeigu tu nevertini dalykų, kuriuos šiuo metu turi gyvenime, tai kam tau duoti daugiau? Visą tą sakys, fuck you! Nevertini to, ką turi, tai daugiau ir negausi. Tai fokusas į tai, ko trūksta, pasąmoniai siunčia signalą, kad tau dar negalima duoti daugiau, nes tu nesupranti ir nesi dėkinga ir tiesiog eik išsispręsk. Ir stygiaus mąstymas yra nuolatinis nepasitenkinimas, nerimas, vis dar nepakanka ir tu ir tai kuri savo gyvenime, tau vis dar nepakanka ir tau vis dar to nepakaks. O gausa yra būsena, kurią tu tiesiog gali ištreniruoti. Lygiai taip pat kaip eiti į sporto salę. Kartais būna ne fainai, bet vis tiek eini. Tai klausimas tau, ką šiandieną jau turi, bet nepastebi, nevertini ar nuvertini. Ir atkreipti dėmesį. Yra labai geras pratimas, 10-10-10, tuoj pasižiūriu, kiek mes turim laiko, apie tai, kad pastebėti 10 dalykų, už ką jautiesi dėkingas, 10 dalykų, apie ką svajoji savo gyvenime ir 10 dalykų, ką šiandieną gali padaryti,
kad pasijaustum geriau, kad apskritai, kad priartėtum prie tų savo tikslų. Ir iš karto užbėgu įvykiam už akių, kad žinau, ir eksperimentuose, ir asmeninėse sesijose dažnai visai būna žmonių, kur sako, tai aš tuos 10 užsirašiau ir nepasiekiau. Nu tai taip, jeigu užsirašiai 10 dalykų, kuriuos ruošiesi šiandieną padaryti ir viskas yra sutelkta į varymą, nu tai netaip veikia. 10 dalykų, kurie gali potencialiai būti apie tai, kad anksčiau nueisi miegoti, leisi savo pailsėti, pasimėgausi pietumis ir tiesiog leisi savo komfortiškai būti. Mano, pavyzdžiui, dažnas užsirašymas būna apie tai, kad aš tiesiog pastebėsiu savo būseną, aš tiesiog pastebėsiu savo mintis ir jeigu tu galvoji, kad tai yra paprasta, važiuojam. Taip. Ir mintis, kad šiandieną aš kviečiu tave pratęsti šią mintį. Jei tau rezonavo tai, ką šiandieną išgirdai, aš kviečiu tave į kursą iš chaoso į gausą. 6 pamokų mini kursas ir mėnesinis susitikimas, tikėtina, kad tęsis daugiau negu iki kitų metų sausio, bet padės tau suvokti, kur save stabdai pinigų temoje ir kaip susikurti kitokią pinigų kokybę nuosekliai ir kryptingai dirbant su tuo, ką šiuo metu turi. Kad praplėstų tavo suvokimą ir tu aiškiai pamatytum, kad aš čia ir čia ir čia save stabdau, kaip aš tai galiu pakeisti. Kiekvienoje pamokoje bus žinios, praktikos, resursai, kuriuos galėsi pritaikyti kasdienybėje ir sparčių tempų susikurti kitokią gyvenimo kokybę. Kviesiu į mėnesinį laivą School platformoje, kad galėčiau atsakyti į klausimus, kurie iškyla ir kad gautum atsakymus ir palaikymą visame šitame procese, nes aš tikiu, kad rezultatai tiems žmonėms, kurie yra pasiruošę, kurie perklausys tą turinį, kurie sąmoningai imsis veiksmų, jie tikrai ateis. Investicija šio webinaro dalyviams vietoje 90 eurų yra tik 45 eurai. Tai nuorodą patalpinsiu po aprašymu. Po šio video ir tai bus tavo pirmas žingsnis iš chaoso į gausą, kai realiai per savaitę tu praplėsi savo pinigų temos suvokimą ir pradėsi funkcionuoti kitaip. Aišku, nuo kiekvieno žmogaus priklauso, kokį jisai pokytį sugeba susikurti, bet jeigu tu jauti, kad tau šita tema rezonuoja, aš labai kviečiu, nes ten sudėjau pačią svarbiausią informaciją, kurią dalinuosi ir pinigų eksperimente, tam, kad žmonėse pradėtų vykti pokytis. Ir tas pokytis užsikurs tik iš to, kad tu imsiesi sąmoningo veiksmo ir tavo finansinė realybė keisis tada, kai tu pasirinksi ją kurti. Galimybės juk yra begalinės. Žmogus pasiekęs milijoną, jisai turi sekantį tikslą milijardas. Yra daugybė galimybių, yra didžiulis pasaulio tankumas ir potencialas. Klausimas, ar tu pasirenki jį pamatyti ir ar tu pasirenki jį išgyventi, ar leidi dalykams tiesiog praplaukti pro tave nepastebėtiems ir kaip tai pakeisti. Tai dėkoju už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.